Pinigų karta ir brokeriai draudimas.lt pristato naują draudimo paslaugų gidą. Skaitykite, lyginkite, sekite, domėkitės, kas vyksta su jūsų pinigais. Skaičiuosime kartu, taupysite jūs. Čia ne Berlyno siena, čia nykstančių niūrių ir pilkų Vilniaus sporto rūmų prieigos. Vieniems šis margumynas menas, paįvairinantis pilką peizažą, kitiems miesto veido teršimas. Visuomenė įaudrinusi nelegalaus grafičių piešėjo Solomono medžioklė Vilniuje tęsiasi. Žadamos premijos apie tai, kuris laikas garsiai kalbama žiniasklaidoje. Kasmet iš miesto biudžeto reikia skirti nemenkas sumas nelegalių grafičių šalinimui. Skėsčiojama rankomis, nes tai prilygsta pinigų išmetimui į balą, juk šios lėšos galėtų būti panaudojamas kur kas efektyviau. Per metus savivaldybė vien šitam klausimam išleidžia uždažymui sienų 500 000 litų. Tai yra milžiniški pinigai. Mes paskaičiavom ir savo mums padarytus nuostolius, tai yra savivaldybė. Tiltai, vedutai, gavom 150 000 beveik nuostolių. Vėlgi, aš manau, kad mes turėtumėm galimybę ir mūsų puikiai žmonės suprastų, jeigu mes tos pinigus skirtumėm kitom reikmėm. Tai vaikų stovyklos, milijonas kitų darbų. Kokios nuobaudos gresia miesto pastatus, tvoras, viadukus ir paminklus bjaurojantiems asmenims? Įspėjimas arba bauda iki 2000 litų. Taip pat tikimybė, kad įrodžius nusižengimą teks sumokėti padarytos žalos likvidavimo kaštus. Tačiau iki šiol visi ikiteisminiai tyrimai dėl nelegalaus grafičių piešimo buvo nutraukti, nes veikla kvalifikuota kaip administracinis pažeidimas. Taigi dabar labiau bandoma apeliuoti visuomenę ir skatinti policijos pareigūnus. Savivaldybė skatins policijos pareigūnus, reiškia, mes sudarėm su jais sutartį, už kiekvieną sulaikymą 500 litų. Tai dabar jau tokių yra sulaikyto apie 25 kažkur. Netgi atsiranda pavieniai piliečiai, kurie paskambina, aš sulaikiau grafitininkus, juos pridaviau policiją mokėti ir man pinigėlius. Tačiau labai gražu, kad jie, sako, tuos pinigus panaudos ne savo, o reiškia į vaikų fondus perves. Šitas skatimas irgi jis turi savo vietą. Ignas grafičių menu užsiima jau ne vienerius metus. Jis ir daugelis kitų grafičių artistų nesutinka, kad vandalų gaudymas geriausia išeitis. Sprendimas, tai aš manau, mentalinė bomba kokia nors. Tai būtų kažkoks tai švietimas ir nežinau, aišku, reikia ir kokybės pačiam, tokios brandos galbūt tam pačiam artistui, o ją skatinti, tai yra leisti, pažiūrėti, kaip jam išeis, leisti, išreikšti, ką jie nori pasakyti. Jeigu jie supras, kad jie neturi ką pasakyti, juos reikia, pastatyti tą vietą, kad jie patys suprastų, kad jie neturi ką pasakyti, kad jie gadina. Ir, nežinau, čia dar laiko reikia. Dabar gerai, kad įvyko tas toksai sprogimas, tarkim, visuomenė ir panašiai. Susiras visi tie už, prieš, maždaug supras galbūt ir pats tas, kurį paišo, įsiklausys į kitų nuomonę ir vis tiek jisai nori būti, pasireikšti visuomenėje, o jeigu tu reikštis visuomenėje, darydamas visuomenėje žalą, nemanau, kad jisai turi kažkoks tas sąmonės lygis pakilti. Šiuo metu Vilniuje yra 7 legalios grafičių piešimo vietos, tačiau gatvės menininkai visuomenė vadinami grafičių piešėjais tvirtina, kad juos varžo taisyklės ir apribojimai. Derinimas su valdininkais dėl konkretaus piešinio įsiradimo iškreipia pačios saviraiškos formos supratimą. Nepatenkinti dėl to, kad tas derinimas yra tas toksai, kaip sakant, biurokratinis. Vis tiek tas menininkas, jisai turi savo žinutę antisisteminę daugiau mažiau ir su sistema derinti savo tą antisisteminį norą pasireikšti yra kažkoks tai nelogiškas. Gerai, galima žiūrėti kaip į humoro formą, jų ir leisti jam reikštis, vis tiek galbūt ta ir mintis nebrandi, galbūt ir kažkokia, bet jinai turi būti tokia, kokia pas jas yra dabar ir panašiai, o ne derinti ir kažką. Ilgametę patirtį šalies didmiesčių viešosios tvarkos srityje turintis Rimantas Ramanauskas pateikė Helsinkio pavyzdį, kaip su piktybiniais grafičių piešėjais kovoja Suomijos sostinė. Pasirodo, Suomijos ekspertai juos įveikė psichologiškai. Ištirta, kad daugelis tokių piktavalių vakarų visuomenėse siekia dėmesio ir pripažinimo. Kuo matomesnėje vietoje palikę nelegalų piešinį, jie įvairiais būdais siekia apie tai viešai pasigirti. Taigi Suomiai subūrė komandą, kuri negaudydavo grafičių piešėjus, o stengdavosi kuo greičiau pašalinti ką tik atsiradusi piešinį. Tai buvo pažabotas viešumo ir neva drąsaus žygdarbio efektas. Be abejo, šis malonumas suomiams kainavo nepigiai. Kiaurą parą turėjo budėti speciali komanda, kuri tuoj po vandalizmo akto vykdavo panaikinti, bet kurioje miesto vietoje palikta užrašą ar piešinį. Tačiau teigiama, kad netradicinės priemonės davė akivaizdžių rezultatų.